Sveiki, esu uždarų patalpų golfo klube Golfin. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Golfin Vilnius. Golfin golfo klinikos užduotis – taisyklingai išmokinti žaisti jūs golfą. Šioje golfo pamokoje papasakosiu apie labai svarbų dalyką, bet ir tuo pačiu paprastą. Jūs tikrai esat girdėję apie golfo švytuoklę, kur atliekama labai paprastu judesiu. Golfo švytuoklė profesionalai pamiršta, dėl to, kad tai yra labai paprastas golfo judesys, o mes koncentruojamės į daug sudėtingesnius dalykus. Tai golfo švytuoklė tai yra amatas jūsų golfo judesiui. Mėgėjai jūs daugiau koncentruojatės į greitį, atstumą, norite atlikti kuo įmanoma tikslesnį judesį, bet nepamirškite, kad visas golfo judesys prasideda nuo švytuoklės. Gerai atliekama golfo švytuoklė aktyvuoja mūsų kūno rotaciją, padeda išvengti traumas, bet ir tuo pačiu suformuoja puikų golfo svingą. Pirma švytuoklės dalis yra ištiestos rankos ir pečių pasukimas, nejudinant klubų. Atsistojam ir tiesiog sukame pečius. Kaip matote, rankos yra ištiestos ir čia yra pradžia, pirma dalis golfo švytuoklės. Dar kartą pasikartoju, atsistoju, ištiesiu rankas, bet neįtempiu ir tiesiog suku pečius, nejudindamas klubų. Tokiu principu yra aktyvuojama pati pradžia golfo švytuoklės. Antra dalis golfo švytuoklės. Mums reikės jau aktyvuoti klubą. Ne sėdmenis, o klubą. Klubas yra štai čia. Štai pasukau klubą. Čia yra sėdmenis. Tai mes aktyvuosim klubą. Tai ko mums reikia? Pradžiai pasukam klubą ir tada atliekame švytuoklę. Ir kaip matote, mano rankos jau pakilo ženkliai aukščiau. Pradžiai jos buvo čia, pasukau klubą, jos atsirado štai čia. Ir automatiškai klubas pasisuks ir mano švytuoklė nukeliauja toliau. Tai tiesiog klubo pagalba aš galiu pratęsti švytuoklės atstumą ir jį padidinti. Trečias etapas golfo švytuoklės, kai esame pasukę klubą link užsimojimo, tai reiškia, mes galime tiesiog rankas ištiesti toliau ir daugiau pasukti pečius. Dabar ką man reikia padaryti? Man reikia atsukti klubą atgal, tai reiškia į smūgio pusę, svoris persimeta ant kairės kojos, svoris nukeliauja ant kairės pėdos kulno, tada aš turiu galimybę pasukti dešinę pėdą ir tuo pačiu mano rankos nukeliauja toliau. Ir dešinys petys atsiranda link mano smūgiavimo tikslo. Tai tiesiog klubas ir pėda padeda pratęsti golfo švytuoklę tam, kad mano rankos būtų kuo įmanoma ilgiau ištiestos. Ir su šiuo etapu aš žaidžiau 2 metus golfą Prancūzijoje ir pasigerinau handicapą nuo 54 iki 18 tik tai su trečiu etapu golfo švytuoklės. Nes kai mes jį atliekame labai greitai, atrodo štai taip. Ir mes galime numušti ganėtiną didelį atstumą, bet svarbiausias dalykas, kad mes taisyklingai sukamės ir nuo trečio etapo golfo švytuoklės mes galime pajunginėti visas kitas kūno dalis. Tai reiškia, pradžiai yra 3 etapai golfo švytuoklės ir vėliau dasideda visi kiti techniniai parametrai, kurie padės lengviau ir toliau nusmūgiuoti golfo kamuoliuką. Tad visiems rekomenduoju nustoti galvoti apie labai sunkius parametrus. Golfas yra paprastas techninis žaidimas. Ištieskit rankas, pasukit klubą, aktyvuokite švytuoklę ir jūsų golfo žaidimas pagerės 100 kartų.